rytas Barcelonoje. Žmonių beveik nėra. Nors ir esame pagrindiniai gatvėj. Žmonės kol kas tik bunda. Aš einu rinkti žingsnių. Vieną dieną einu, kitą dieną iš ryto bėgu. Tai va, šiandien iš ryto diena kaip einu. Tai einu iki paplūdimio ir atgal. Gaunasi apie 10 km, 2 valandas. Puikus dalykas ir pamedituot, ir praseit, ir prasikvėpuot, ir pasimėgauti tiesiog Barceloną, pasižiūrėti, kiek yra aktyvių žmonių Barcelonoje. Vaikščiojimas labai geras dalykas. Žinot, visiems atrodo, kad reikia bėgioti. Vat niekas nebėgioja ir nusprendžia bėgioti. Tai galiu jums pasakyti, kad daugumai, didžiai dalį žmonių užtenka per akis tik tais vaikščioti. Nes bėgimas, jeigu jūs tai darote neteisingai, nesu teisinga avalinė, per jūsų pėdą, tarkim, yra plokščia, jūs savo galite pasidaryti daugiau žalos negu naudos. Taip kad su bėgimu reikia atsargiai, jisai lėtiškai traumuojantis. Aš pats esu per tai praėjęs, bėgiau ne su teisinga avalinė, o bėgiau su tokia, kuri man atrodė tiesiog geriausia. Ant marketingo buvau pasimovęs, pradėjo skaudėti nugarą, pradėjo skaudėti kelius. Tai kol nuėjau pas specialistus, kurie viską paaiškino, susitvarkiau ir tada buvo viskas gerai. Bet šiaip didžioji dauguma žmonių apie tai nesusimąsto ir greičiausiai nesusimastys ir galvoja, ai, čia bėgiosi, čia nieko tokio. Tai ne, taip daryti tikrai nereikia ir jums per akis yra vaikščiojimo. Čia ne tai, kad aš sakau, bet galite net įsivesti ChatGPT. Ir manau, kad mes apie tai net padarysim atskirą visą laidą su specialistais, kurie paaiškina šitus visus dalykus. Va, rytais renkasi tokios bendruomenės bėgioti. Vienas Husainas Boltas. Boltas bėga kaip. Galima pamatyti tik tais sportininkus, sakyti, bet miega. Bet labai faina, va tas Barcelonai patinka. Tu ateini rytą iki pliažo ir matai tiek sportuojančių žmonių, kas bėga, kas eina, kas ant tų dalykų plaukioja. Ir tu ateini čia, oras geras, saulė šviečia, matai tiek sportuojančių žmonių. Iškart pasikrauna ryte. Širdis džiaugiasi tiesiog. Prašau. Žiūrint ir matant tokius dalykus. Ateini prasibėgti ar prasieiti, matai tokius vaizdus. Aš suprantu, kad ir Palangoj pas mus galima tai padaryti ir Klaipėdoj, bet kartais pas mus toks minusas, kad pakiša koją oras labai. Ir tu tą dažniausiai darai absoliučiai vienas. Ateini, atsisėdi, pusiaukeliai, valandą praėjęs ir pamedituoji, pagalvoji apie gerus dalykus, kad turi rankas, kojas, esi sveikas, visa šeima sveika. Viskas gerai. Reikia mokėti džiaugtis, žinot, mažais dalykais. Bet šiaip va tai, kad
galima leisti rytus. Tai yra be galo, bet jau man vertingas dalykas. Va, iš čia geriau matosi. Žmonės daro jogą ant tų plaustų, kas yra be galo faina. Ir jų ten nemažai. Tai visus, kas būsite Barselonoje, labai tikrai kviečiu nepatingėti, atsikelti anksčiau ir atbėgti į Barcelonetos pliažą, prasibėgti, prasieiti, nežinau, tiesiog prasikvėpuoti ryte ir pamatyti ir pačiam pajausti visą tą sportinę atmosferą, bėgiojančius, minančius, medituojančius, darančius jogą, plaukiančius, treniruojančius su svoriais visus žmonės. Ir žinot, kaip man kažkada padėjo, kad papuoliau į tokią žmonių aplinką, kurie sportuoja, gal atsisakė žalingų įpročių ir tas tave tiesiog įkvėpė irgi mėginti būti tokiu kaip jie. Taip kad labai linkiu, būsit Barcelonai, tikrai ateikit, pažiūrėkit, patys pajuskit, patys pamatykit. Ir jeigu kas nors atvyks, pamėgins, būtinai parašykite savo emocijas po, savo nuomonę. O dabar mes einame link namų ir eisime apsipirkti vaisių ir kitų produktų. Pažiūrėsim, kas yra gero Barcelonoje. Casa Batlló. Gaudis pastatė šitos namus šeimai Batlló. Prieš 100 metų, įsivaizduokit, taip atrodė namas prieš 100 metų. Ant kiek tai išsiskyrė. Aš asmeniškai lankausi šitam turguje. Visko jame galima lygiai taip pat rasti, kaip ir rodžiau prieš tai, kur yra begalės turistų. Kaip matome, čia žmonių beveik nėra, todėl labiau esu linkęs rinktis šitą vietą. Viduj, va, prašau, žmonių beveik nėra. Viskas taip pat. Jūros gėrybės, mėsytės, kumpeliai, sūriai, kiaušiniai naminiai, mėsa, daržovės. Ir kas svarbiausia, nėra žmonių absoliučiai. Nes pagrindinėje gatvėje labai daug žmonių ir kipišo. O čia va, prašau. Šitas skyrelis yra mano mėgstamiausias. Yra ir daržovių, labai kokybiškų gerų, ir vaisių, kokių tik nori. Bet čerešnės, pažiūrėkit, kilogramas 10 eurų. Pas mus jis kainuoja žymiai daugiau, bet ir pati uoga, kokio didumo. Pomidorai. Kaip atrodo gerai pomidorai. Ir kokio skanumo jie plius. 1 kilo. Yeah, 1 kilo. Yeah, this. And this is good? Okay, great. Okay, so 1 kilo of this, 1 kilo of this, 1 kilo of this, 1 kilo of this, and 1 kilo of this. Sweet? You're ready to eat it. I know, yeah, it's good, it's good. It's ready to eat it, then it's soft. Okay, so 1 kilo of this too. Maybe this. Okay, with mozzarella. Can I get like 2 of this, and what about this? Okay. Už tiek vaisių 57 eurai. Kas manau, susipirkus visą tokį maišą, visko po kilogramą, tikrai nėra daug. Nes tu gauni tikrai kokybiškus gerus vaisius. Tai vaisiais pasirūpinom savaitį kaip minimum.
man jau užtenka tiek prisipirkus. Dabar einu į kitą vietą, kur perku kiaušinius, sūrius ir visą kitą. Renkuosi šito tinklo parduotuvės, nes produktai yra labai kokybiški ir labai yra geras pasirinkimas būtent iš to, ką aš valgau. Taip, tai tikrai imam sūrio karves. Tikrai imam sūrio, nematau, ožkos. Tikrai imam organiškų kiaušinių. Tai parduotuvė labai fainai padaryta. Nedidelė, nes yra Barselonos centre, bet sakau, visko, ko reikia. Tikrai yra ir daržovės geros, kokybiškos, vaisiai, mėsytės, mėsa, realiai turi viską. Jogurto nebepirksiu, nes nebepanešiu visko, nes ir taip jau tikrai nėra lengva. Kas mėgsta visokios mėsytės, tai Ispanija tobula šalis. Tikrai imam mozzarella porą. Tikrai reikia riešutų mikso ir makedamijos riešutų dar. Tai atsipirkom, kadangi mašinos šiandien turiu ir daug panešti irgi nėra lengva ir taip jau tiesiu ir arbūzą, ir vaisių, ir riešutų, ir sūrių, ir kiaušinių. Jogurtą dar šiaip visada perku graikišką, bet aš jį jau užsisakysiu, kad atvežtų, nes jau fiziškai nebėra kur jo dėti. Ir kiaušinių užsisakysiu jau irgi namo, nes sunku viską nešti. Bet pagrinde, ką valgau Lietuvoje, daržovės, vaisiai, kiaušiniai, varškė, sūriai, jogurtai, riešutai, kruopos. Tai lygiai tą patį darau ir čia. Niekas nesikeičia. Čia tik tais, kad vaisių ir daržovių kokybė labai jaučiasi. Vaisiai saldūs, sultingi, dideli, daržovės irgi su ne makroflekso skonio. Kaip nusipirki pomidorą, valgai jį be skonio. Čia jisai toks ryškus pomidoro geras skonis. O kai būdavo anksčiau pas močiutė šiltnamį išauginti pomidorai ar agurkai, visai kitas reikalas. Tai vat lygiai čia daržovės ir vaisiai yra tokie patys. Oi, dabar viską tik tais parnešti reikia. Jeigu atvirai, tai tikrai pavargau viską tysti. 1,5 kilometro reikia eiti su 10 kilų maišu ir arbūzų 6 kilai. Oi, jaučias tikrai. Taip, tai grįžau namo, viską įsikrovau, tai riešutai su graikišku jogurtu man ir uogom, makedamijos riešutai, arbūzas, pomidorai su mozzarella ir tada skirtingi visokie slyvos, persikai, čia irgi slyva, persikas, trešnės, kokio didumo. Kokio didumo trešnės? 12 eurų. 12 eurų. Kiaušiniai, aišku, mozzarella su pomidorais ispaniškais ir šiek tiek balzaminio acto su aliejum. Tobula. Graikiškas jogurtas, kurio reikia daugiau, bet tiesiog sunku buvo jau viską nešti, tai daugiau nieko ir nebepaėmiau. Ir sūriai irgi. Baltymų šaltinis. Aišku, daug riebalų, daug nesuvalgysi, bet užkąst kartais šalia tikrai labai geras pasirinkimas. Tai va atrodo, ką šiaip visada perku. Šiandien diena yra ypatinga tuo, todėl kad atvyksta manęs aplankyti keliom dienom mama. Tai jinai turi už kelių minučių jau būt,
Einu ją pasitikti ir laukia įdomios kelios dienos, nes man labai pasisekė su mama, jinai labai mane palaiko ir psichologiškai, ir visomis kitomis prasmėmis. Labai džiaugiuosi turėdamas tokią mamą, dar plus ir jinai yra aktyvi, mėgsta ir vaikščioti, ir išklauso, ir geriausiai patarė. Taip, kad turėsim tikrai labai gerą laiką, nes jau buvau jos pasiilgęs. Einam, turėtų jau už kelių minučių būti. Hello. Nu kaip kelionė? Nuostabu, iš vis neprailgo. Kaip nuotaikytė Ispanijai? Visada mano nuotaika, nes mano nuotaika pajungta Dievo principais. Jis visada gera. Gerai. Einam, principė. Nėra. Ar neprailgas skrydis? Neprailgo, nes man džiaugsmas. Viskas teikia džiaugsmą. Kur einu, ten džiaugiuosi. Džiaugiuosi gyvenimu. Niekas nepatikės, visi galvos, kad tu čia. Ne, tu aš taip gyvenu, kas mane pažįsta, tai jeigu daugiau pažindinasi su manim. Gerai. Žinos, kad nėra kniaukimų. Ko kniaukimų? Tai šiandien važiuojame į labai gražią vietą, šiek tiek už Barselonos, bet pliažas yra nenormaliai gražus, nes pačioje Barselonoje jūra yra šiaip sau labai vidutinė, nors jinai ir yra, bet nežinau, tenais netraukia būti ir leisti laiko, todėl draugas pasakė, kur galima nuvažiuoti šiek tiek už Barselonos į labai gražų pliažą, tai todėl šiandien ten ir važiuojame. Atvykom į pliažą, kuris vadinasi Playa de Caneles. Atsiprašau visų ispanų ir ispaniškai kalbančių žmonių, jeigu ištariau kažką neteisingai. Bet iki jo važiuoti apie 60 km nuo Barselonos, bet pliažas yra su žydru vandeniu, turi plus šalia labai gerą restoraną, kurį irgi paskui parodysiu, į kurį eisim papietauti, pavakarniauti. Ir šiaip jūra labai smagi, todėl net negaila ir net nesunku tiek pavažiuoti, kad pasimėgauti tokiu gėriu. Ir viskas va tai atrodo gultai. Gultai kainuoja 8 eurai, kas yra labai dar padori kaina, kaip tokiai vietai. Čia, kaip minėjau, yra beach baras. Yra ir viršuje gultai su baseinu, bet nežinau, kam gulėti prie baseino, kai yra tokia graži žydra jūra. Mes ateisim čia šiek tiek vėliau. Daug žmonių labai važiuoja su motoroleriais. Karšta, geras oras. Jeigu turėčiau, aš irgi važiuočiau. Vilos su įspūdingais vaizdais. Ir va taip atrodo beach baras iš šono. Mes einam prie jūros. Vanduo skaidrus. Burrata, salota ir pomidorų tartaras. Ispanijoje neparagaut paelijos būtų nuodėmė.
meniu turi įvertinti pietus. Kiek duodi balų, bet negali pagražinti, turi sakyti taip, kaip ir... Nepagražinsiu. Nes tu pagražini. Nepagražinu, aš sakau tiksliai ir tikiu tai, ką sakau. Pietus. Kiek duodi vietai ir kiek duodi maistui? Vieta 1000%. Ne, bet pas mus 10 balė sistema. 10 plius. Maistas. Maistas 10 plius, plius, plius. Ir vieta 10 plius, plius, plius. Rojus žemėje. Jeigu trumpai, 2 žodžiais, rojus žemėje. Taip, tai galiu paantrinti, kad tikrai labai skaniai pavalgiam. Labai jaučiasi, kad kokybiškas maistas. Atrodo viskas paprasta, tą, kad tu galėtum gauti gal ir Lietuvoje. Bet maistas tikrai paprasti dalykai, bet jaučiasi labai kokybiškai. Skonis tikrai visur išreikštas ir skonio daug. Plius labai dar daug dadeda, kad sėdi ant pačios pakrantės žydro vandens. Ir jūros, tai tarp palmių ir plius 30 laipsnių. Lengva mankštelė po pietų. Kodėl gražių vaizdų nepadarysi? Va, vaizdas. Čia kas turi vilas. Labai fainių vaizdų, mėgaujasi kiekvieną dieną, bet turbūt greičiausiai jo ir nelabai ir vertina, kaip turi kiekvieną dieną tokį vaizdelį. Labai gerai praleidom laiką su mama prie jūros, pasimėgavome puikiu oru, puikiu maistu, puikia jūra. Mama pamatė naują kažkokią vietą, naują lokaciją ir tas mane visada džiugina, nes, nežinau, man asmeniškai labai norisi įrodyti mamai visokias naujas vietas, kur aš esu buvęs, kad pasidalinti ir su jie gyvai ne tik nuotraukomis, ne tik video, bet ją atvežti ir gyvai į tas vietas. Tai tas labiausiai gal mane džiugina visą šitą situaciją, kad galiu su jie dažnai keliauti, galiu jai parodyti naujas vietas, tos, kurios ir man labai patinka. Mes dabar jau viskas kraunamės daiktus. Važiuojame atgal į Barceloną, šitoje vietoje, kur mes buvome. Labai keistas yra dalykas, kad po pietų vis užtraukia debesis. Nors davažiavus iki Barcelonos, saulė šviečia ir yra karšta. Tai norėjom šiandien ilgiau pabūti, bet vėl užtraukė dangų pilki debesis. Tai vėl anksčiau išvažiuojam, greičiausiai dar kažką paveiksim Barceloną.